Tai reiškia galvutės vadinamos kaltais. Šiuo atveju aš rankose laikau 2 menčių. Vienos mentės ir antros. Reiškia 2 menčių. Dabar kam jisai yra naudojamas? Dėl ko reikalingas tas reiškia kaltas? Šitas kaltas reikalingas dėl to, kad gerai įsmigtų į gruntą, įardytų gruntą. Reiškia sukdamas ir spausdamas, kad jisai gerai smigtų ir ardytų gruntą. Tai jis naudojamas būtent silpnuose iki vidutinio stiprumo gruntus. Reiškia, toliau eina 3 menčių galvutės. Jis jau naudojamas vidutinio ir kietesniems gruntams. Vidutinio stiprumo ir kietesniems, reiškia, gruntams. Dėl ko? Dėl to, kad jau yra 3 mentys, kada, reiškia, kietas gruntas, 2 menčių nepakanka, jos mažai ardo, tai 3 mentys geriau ardo gruntą, geriau sminga graštas. Taip sakant, kaltų, sraigtinio grašto kaltų galvučių tikslas yra toks, kad užtikrinti, kad graštas smigtų į gruntą geriau ir ardytų geriau, kad jisai būtų efektyviai, pakankamai efektyviai atliekamas gręžimas. Toliau, galvutė su išoriniu šešiabriauniu jungiasi į pagrindą grašto, į vidinį šešiabriaunį, įsikaiščiuoja. Toliau eina storasienis vamzdis ir baigėsi išoriniu šešiabriauniu, kuris skirtas, kad būtų galima sumauti vieną grašto dalį su kita. Užkaiščiuoti ir taip galima būtų gręžti iki, šiuo atveju su šitokiu gręžimo agregatu, iki 30 gilių. Va. Vėlgi priklauso nuo grunto sandaros, nuo struktūros. Tai yra, reiškia, galėtumėm tai padaryti, tačiau nėra mūsų pagrindinis tikslas. Reiškia, priklauso nuo to, kokie yra gruntai, kaip jie užbyra. Vis šito gręžimo būdo, reiškia, trūkumas yra tas, kad, reiškia, suardytas gruntas slenka būtent sraigto mentimis, sraigės, kurie yra apvirinti ant storasienio vamzdžio sraigės principų, užtai tai ir vadinami sraigtiniu kraštu. Ir, reiškia, šitoj vietoj yra, šiuo atveju šitam grašte atstumas tarp menčių yra 15 cm. Kituose graštuose, mažesnio skersmens, šitos sraigės yra mažesnio, reiškia, atstumo. Bet jie yra proporcingi. Dėl ko? Dėl to, kad, reiškia, smigdamas graštas nestriktų tarp menčių. Šiuo atveju mums gręžiant, taip sakant, pasitaikė riedulių, tai yra akmenų, kurie gręžiant ir paskui traukiant į viršų, reiškia, mums apgadino kraštą. Nu, bet nieko, mes čia negręšime, kaip kolegas sakė, iki 25 metrų, gręšime kokius. Išgręšim būtinai. Būtinai gręšim ir pabandysim, čia jau šventas reikalas. Jeigu, sako, Romoje būsi ir popiežiaus nematysi, tai nesiskaitų, kad tu buvai Romoje. Nu, tai, čia pažadu, tikrai. Jo. Tai va, dabar, reiškia, jūs per laboratorinius darbus žinojote, kad, reiškia, grunto tyrimus galime atlikti su nesuardytos struktūros gruntais. Taip? Tačiau sraigtinis graštas to padaryti negali. Iš dalies. Reiškia, kadangi smigdama galvutė kaltas, jis ardo gruntą. Reiškia, tai mes galime atlikti, reiškia, su šitą galvutę paimtą, reiškia, gruntą, negalime visų mechaninių savybių, reiškia, mechaninių savybių atlikti. Dėl ko? Dėl to, kad yra pažeista kas? Gruntas. Kas grunto? Kokios savybės grunto yra? Sankabumo jėgos yra suardytos. Tai yra, kerpant, mes jau gausime iškraipytą rezultatą, netokios, kokios yra natūraliai. Tai reiškia, jūs rankinį gręžimą turėjote? Neturėjote. Grunto pavyzdį neėmėt monolito? Ne. Nu tai va, jūs turėsite ten, paimsite su kastuvu, nukasite tam tikrą sluoksnį ir, pavyzdžiui, iš pusę metro gylio galėsite paimti
nesuardytos struktūros grunto pavyzdį į žiedą, kurį galime atlikti laboratorijoje. Ir tik kodėl meluojat, kad jūs nedarėte? Ir mes ir gręžime. Jie čia visi tokie nežinau. Čia ne jie, jos. Tai mes ir nesakėm, kad jūs. Gerai. Kaip ten bebūtų. Panelės visada teisios, įsileiskit šitoje vietoje, ką jau darysim. Supratom mes jų pastabas, viskas, aišku, vyrai, rinkit dėmen, viso. Va. Nieko, neėmė dar jiems, viskas bus gerai. Ims ir išgręš. Taip, o ką? O ką aš galvoju? Jie nemoka, nieko to, viskas bus gerai. Tai, o dabar, kad būtų, reiškia, tas raktinis grąžtas naudojamas pilnai išsamei ir kad mes galėtumėm paimti grunto pavyzdį nesuardytos struktūros, pavyzdžiui, iš tam tikro gylio. Nu, kaip pavyzdį paėmė. Sakykime, reikia gruntą paimti iš 5 metrų, jo? Ar iš 3 metrų. Nu, gerai, iš 3 metrų, ne tiek jau giliai, ne 3 metrai, bet pavargsi, kol atkasi ten jau nemažą duobę, kad galėtum paimti tą grunto pavyzdį, ne? Tai ką reikia tokiu atveju daryti? Tokiu atveju reikia daryti labai paprastai. Reiškia, gręžiame iki kokių 2,80 m su šito grąžtu, pavyzdžiui, jo. Ištraukiam grąžtą, nuvalom, ištraukėme kaištį, šitą, išimam šitą galvutę, jo, arba, va, pavyzdžiui, šitą galvutę išimam. Ir vietoj jo imame tokį prietaisą ir įstatom jį į šitą dalį, grąžtą. Užkaiščiuojam ir leidžiam į gręžinį. Šitas prietaisas nedaug, nei mažai vadinasi gruntotraukis. Va, tai įleidom į gręžinį, spaudžiame ir sukame nedideliu greičiu, ištraukėme, kol užsipildo, aišku, ištraukėme ir iškratome jį, kadangi ten apačioj pirmas kartą bus suardytas tas va, tos galvutės, suardytas gruntas. Išvalom, reiškia, ištraukiam, išvalom ir antrą kartą vėl suleidžiame į, reiškia, gręžinį, vėl spaudžiame ir sukame ir tada išsukus. Tai va, reiškia, šitą gruntotraukį ištraukėme, jį išardome, atsukam, reiškia, movą jungiamąją ir tarpusavį yra plonasieniai vamzdžiai. Jis susidaro iš ko? Iš jungiamosios movos, plonasienių vamzdžių sujungtų tarpusavį, galvutės ir laužtuko. Reiškia, šita vidinė dalis grunto, kurį išardysime, išimsime, bus vadinama kernu. Tai yra tas grunto stulpas, nesuardytos struktūros, reiškia, kurį paima šito gruntotraukio pagalba. Reiškia, laužtukas tai kas tai yra? Tai yra paprasčiausiai spiruklinė vielukė, kuri leidžia įspausti gruntą išeiti, o kada traukiame viršų, kad nebeleidžia iškristi. Dėl to jis reikalingas, tas laužtukas, tas spiruklinis. Vėlatė. Aš mokiu vėlatė. Čia kaip mova, bet čia yra gruntotraukis. Su laužtuku. Galvutė, laužtukas, tas laužtukas tik kalbėti to, kad kelia vėl viršų, kad į viršų, matot, ten jisai vilaiko gruntą ir jis neiškris. Hebra, Nebėra nieko, kas ten buvo? Jis atsikanda tavęs. neskriauskit panelių, jei bogu, kas čia darosi, nežinau. Kas čia su tom panom darosi?